ir NATO. Esame pilnaverčiai pasaulio bendrijos atstovai. Turime Lietuvą, šiuolaikišką valstybę, kuri pasitiki savo piliečiais, kurie savo ruožtu pasitiki ją. Ir esu įsitikinusi, kad tie savanoriai šiandieną, žvelgdami į mus, galėtų didžiuotis, kuomet prieš 105 metus pagal tradiciją Gedimino pilies bokšto vėliava kasmet perduodama saugoti vienai iš Lietuvos mokyklų, pasižymėjusių pilietiškumu, puoselėjama istorinė atmintimi ir stiprios bendruomenės kūrimu, kurią nominuoja Lietuvos Respublikos krašto apsaugos, švietimo, mokslo ir sporto ministerijos ir Lietuvos nacionalinis muziejus. Bendru sprendimu šiais metais Gedimino pilies bokšto vėliava perduodama Kretingos rajono Darbėnų gimnazijai. Sprendimą perduoti 2023 metų vėliavą Kretingos rajono Darbėnų gimnazijai komisija priėmė atsižvelgdama į kryptingą veiklą, puoselėjant vietos tapatybę, organizuojant šiuolaikiškus ir visą bendruomenę telkiančius istorinės atminties projektus, įgyvendinant išskirtinius edukacinius mokyklas erdvių kūrimo projektus istorinėmis temomis bei glaudų bendradarbiavimą su kariuomenės daliniais ir Lietuvos šaulių sąjunga. Kalbės ir vėliavą perduos krašto apsaugos viceministras Žilvinas Tomkus. Gerbėmieji, sveikinu su vėliavos diena. Vėliava, herbas ir himnas yra valstybės simboliai, kurie vienija ir telkia. Žodį tarė Gedimino pilies bokšto vėliavos perėmėjai Kretingos rajono Darbėnų gimnazijos atstovai. Darbėnų gimnazijos vardu kalbės gimnazijos moksleivių prezidentas Edvinas Petrauskas. Labą dieną. Šiandien Darbėnų gimnazijai ypatinga diena. Mums įteikta Gedimino pilies bokšto vėliava. Kaikki, kaikki, kaikki,